Jonavos pradinėje mokykloje surengta seniai atidėliota ir labai ilgai vaikų laukta gyvūnėlių diena. Pasibaigusios Jonavos pradinėje pamokos žadėjo vaikams nemažai įspūdžių. Iš šios mokyklos kiemą pradėjo rinktis vaikai su tėvais vedini ir nešiniai įvairiausių veislių šuniukų, kačiukų, graužikų, roplių ar paukščių. Visi norėjo parodyti kitiems savo augintinius bei pasigrožėti draugų turimais gyvūnėliais. Mokyklos kieme surinkti didžiausio ir mažiausio šuns rinkimai. Paukščiukų šeiminėlė tą dieną pasipildė dar vienu nariu. Iš kiaušinio išsirito nauja gyvybė. Na ir žinoma, ši popietė atnešė daug džiaugsmo ir gerų įspūdžių visai mokyklos bendruomeniai. Mūsų televizijos kalbinti vaikai papasakojo, kaip prižiūri savo augintinį, kuo jį maitina, kaip žaidžia ir panašiai. Na tai prisistatyk, koks tavo vardas? Liepa. Tai sakyk, ką čia tokį atsinešiai grožį narvelyje? Fazanas. Fazanas? O ką galėtum dar apie jį papasakoti? Koks jo vardas, ką jisai valgo, ką jis moka galbūt? Na, fazanas labai nekantrus. Labai laukia vaikų. Ir dabar mato mane trupučiuką, jisai gal išsigando truputį? Taip, labai. O ką jisai lesa, sakyk? Grūdus. Ir sumaltus, kaipgi jie, kukurūzus. O tu pati jį maitini? Taip. Taip? Ir narvelį turbūt pati irgi valai prižiūri? Aha, bet čia ne mūsų, mes didesnį turim. Ai, didesnį narvelį. Čia tik tais į parodą atsineši, taip? Taip. Sakyk, o kaip jisai, na, tarkim, šneka, čiulba, gieda, leidžia kokius garsus? Nelabai, nebent tik tai vakarais, kai mes jau visi sugulę miegam. Ir kaip taip sugalvojot, jūsų šeima įsigyti tokį, keistą paukštį retą namuose? Mes jį radom klaidžiojantį mūsų kaime. Ir kiek laiko jau čia turit jį? Na, visai neseniai. Dar jisai... Metus daugiau. Jo. Metus? Aš tau nekanda į ranką, nežnybė? Kartais kanda, kai jau lendi prie jo. O draugai ateina pasižiūrėti? Ne, nes aš čia pirmą kartą atsinešiau. Nes mes gyvenam, kaime. Ir... Tomai kieme leidi palakstyti laisviau, ne? Ne, jisai skrist gali. Skraido, toli skraido namuose. Normaliai. Šokinėja, tai šokinėja. Bet jau pripratęs prie rankų jūsiškių? Nežinau, gal ir pripratęs. Na tai prisistatyk, koks tavo vardas? Dominikas. Na, o augintinio koks? Tūkis. Koksai? Tūkis. O kaip taip sugalvoji tokį varduką? Jis berniukas ir galvojau, kad jis pavadinti Tūkiu. O tu man dabar papasakok, ką veikia vėžliai? Ar tau smagu su juo žaisti, prižiūrėti, rūpintis? Ką jie daro? Jis taip kartais pavalgo, palaksto, patausikasa žemę ir miega. Tai terariume laikai su žemėmis, ne? O ką valgo, papasakok? Kopūstus. Kopūstus? Žiauriai, mėgsta žiauriai. Nu, o kitos daržovės gal irgi kokių grūdų, ar ne? Agurkus kartais valgo. Daugiau jis nieko nevalgo. O narvelį pats prižiūri? Jo. Ar senai turėtų šitą augintinį? Jo, žiauriai, labai senai. Tai kiek maždaug metų? 10 metų. Ar daugiau. Maždaug kai gimei, tai iš karto jisai buvo jau, ar pats įsirinkai, pirkai? Jo, pats įsirinkau. Pats įsirinkai? Ir kodėl panorėjai vėžlio? Kiti šuniukus, kačiukus turi, papūgėlės, paukščiukus, o tu vėžliuką kodėl? Aš dar daug gyvūnų namuose turiu. Tai papasakok. Šunys, katės, papūga, žuvytės. Ui, tai augi didelis gamtos mylėtojas, taip išėjai? Jo. Taip? O tai kaip sugalvoji tiek daug gyvūnėlių turėti? Leidžia tėveliai tiek daug? Jo. Jeigu pas prižiūrėsi, vadinasi leidžia, taip? Jo. Aišku. Pasakyk mūsų žiūrovams, koks tavo vardas ir ką čia už pavadėlio laikai? Mano vardas Melyta, čia laikau vestukų terjerą. Vakar Škotijos, Marsą. Marsą? Jisai labai jau šiandien toksai aktyvus, ne? Kitus šuniukus daboja turbūt. Taip.
O šiaip kiek jam metukų yra? Vienas. Vienas? Bet jau du, nes dabar praleidom jo gimtadienį. Praleidot gimtadienį. O, tai turbūt nuliūdęs buvo. Bet kai buvo vienas metas, tai jau padarėm tokią kaip iš mėsos, kaip tortą. Šakutę įdėjom. Ir valgyt paskui tą tortą. Jo, valgė. Tai dabar pasakok, ką jisai valgo be torto, žinoma, ir ar tu jį vedžioji, prižiūri, rūpiniesi pati viena? Taip, prižiūriu. Valgo tai aišku, suseko tai nevalgo vieną. Nu kartais tik tais, jeigu labai alkanas būna, bet šiaip reikia dar pridėti ten mėsos visokios, kad valgytų visą, kai jau daug reikia pridėti. Tai kaip žinau, jos reikia dar ir šukuoti, prižiūrėti, kirpti, ne? Taip reikia, bet gal nekirpti, gal skusti šiaip. Matai, kiek tu daug žinai ir iš kur tu tiek daug sužinojai? Nu, nežinau. Anksti rytais vedžiot sunku, kelti sunku. Sunku. Bet reikia. Taip reikia. Koks tavo vardas ir augintinio? Kernis. O augintinio vardas? Betė. Tai dabar kokia jo veislė, ar žinai? Nykštukinis pinčeris. Ar sunku tokį nykštukinį pinčerį laikyti namuose? Ar smagu, ar sunku, sakyti? Smagu. Kodėl? Nes mes kartais galim su juo pažaisti. Kartais tik tais, o ne visą laiką, kai pasitinka namo, kai grįžti iš mokyklos. Nu, kartais ir pažaidžiam. Bet įvedžioji po lauką ar pažaidžia? Lauke. Nu, kačių tai pagaudo. O su tavim, pavyzdžiui, pagalį atneša, kai numeti? Ne? Tai gal ką nors kitą moka sveikintis, paloti? Kai mes turim kokį maistą, jinai visą laiką ant dviejų kojų atsistoja ir nesilaiko ant priekinių, tik ant užpakalinių. Tai vadinasi tarnauja, taip išeina? A ką mėgsta valgyti tavo ciciukas? Mūsų maistą ten mėsą, dešrą, daug ką mėgsta. Daug ką mėgsta, ne? Aš tai girdėjau, kad tokie šuniukai, gali užaugti dideli. Nebijai, kad užaugs didelis? Patinka mažas? Ar aš čia klystu? Man visokie patinka. Man mieliausiai jinai turėjo 5-6 vaikučius, 5 mergaitės, 1 berniukas, tai mėly tokie. Bet didelį nebeužaugs jau, ne? Tu užaugs tie mažiukai? Bet va šita tavo draugė. Nežinau. Nežinai dar? A jeigu bus didelė? Gerai. Gerai, nešios ant kupros tave. Prisistatom žiūrovams. Ką mes čia turime? Turime nykštukinį špiciuką, kuris dabar 4 mėnesių, bet taip, Vanesa. Bet jisai, neturėtų didelis augti iki 2 kilogramų. Iki 2 kilogramų. Taip. Tai ką tokį mažiuką, kaip jį prižiūrėti tokį mažiuką, ką jisai valgo toks mažiukas? Ką valgo, Vanesa, gal tu pasakysi? Sausą maistą. Sausą maistą tik tai valgo ir mažiuką šaukštelį, taip, po porą mažiukų šaukštelių, 3-4 kartus per dieną, geria vandenėlį tik tai. A šukuoti reikia prižiūrėti? Reikia kas savaitę daug maž, bet būtinai reikia prie kojyčių, ausyčių, kad nesusiveltų, o šiaip jau, kad visą pašukuoti jau kas 2 savaitės kažkur taip skaičiau. Sakyk, Vanesa, ar tau smagu turėti tokį gražų, beveik žaislinį šuniuką? Taip. Smagu? Ar tu žaidi su juo? Taip. O kaip žaidi, pasakyk? Kokiu žaisliuku mėtom? Su kamaliuku. Kiek žinau, tai turi dar paukščiukus, taip? Taip. Taip? Kas ten per paukščiukai? Amadinai, turim dar amadinus, mamą ir tėtį, taip, ir jie atsivedė paukščiukų, vaikučius 2 ir dar dabar pamatėm kaip tik per parodą, kad ir dar vienas, nes 4 kiaušinukai buvo vėl lizdelėje nauji ir vienas jau išsirito iš kiaušinuko paukščiukas, tai va dar 3 liko. Šventė naujagimis per šventę. Taip. Vien šventės šiandieną. Tai jau visus augintinius išvardijote, ar dar ne? Ką dar turim namuose, Vanesa? Nieko. Kaip tai? O žuvytės? Žuvytės dar 2, ar ne? Bet jos mažytės, ramios, taip kad... Parodą net nešė, turbūt niekaip jau nešė. Jau į parodą užtenka šuniuko ir paukščiukų. Koks tavo vardas? Austėja. O augintinio vardas?
Kaspariukas. Kaspariukas. Ar jisai veislinis, ar jisai turi kažkokius kilmės dokumentus, ar išgelbėjai, pavyzdžiui, galbūt prie konteinerio pamestą? Ne, močiutė atidavė. Močiutė atidavė, ne? Sakai, kaip tu jį prižiūri? Namuose laiką. Namuose, ne? Bet tai tu vis tiek gal pamaitini jį, vandenuko, pienuko duodi palakti? Taip? Taip, O jisai pažaidžia, pavyzdžiui, su kokiu pukeliu? taip. Patampai pukelį, silelį? O gal jisai atneša pagalį, kai numeti? Ne, Ne. O kas taip daro? šuniukas. Šuniukas, ne? Ar patinka kačiuką laikyti? Taip, Geras kačiukas? Murkė? Meilus? taip. Draugams ir draugėms giriesi, kad turi katiną? Kartais. Kartais, ne? Na tai prisistatyk, koks tavo vardas. Gabija. Nuo šito grožio rankose koks vardas? Pūkis. Ūkis. Ir kas čia per gyvūnas, pasakyk? Triušis. Klausyk, kaip tu jį dabar prižiūri? Ką jisai valgo? Kas nežino, pavyzdžiui, apie triušį? Ar jisai triukšmauja? Papasako, ką nors smulkiau. Triukšmauja tai nelabai, bet valgo tai tikriausiai viską, nes duodi guminuką suvalgo, šokolado valgo. O tai gal morkos triušiai mėgsta? Mėgsta netgi labai. Netgi labai. Leidi po namus palakstyti be narvelę? Leidi? Nu tai su pėdutėmis tai smarkiai šokinėja. Nu, gan smarkokai šiaip. Taip. O už ausų nepatampai kartais jau? Negaila. Gaila. Draugės ateina pasižiūrėti? Pasižiūrė. Ir ką sako, ką klausinėja? Šiaip nieko, tik visi sako, kad labai gražus. Labai gražus. Tai gal ypatinga kokia nors veislė čia pas jį? Šiaip čia nykštukinis triušis. Nykštukinis. Ūsai dideli, plaukuoti tokie, taip? Kokius dar gyvūnėlius turi namie? Turėjau šinčilą, bet mirė, nes nuo senatvės ir viskas. O šitam triušiukui dabar kiek laiko? 1,5. O žinai, kiek triušiai laiko gyvena? Netiksliai, tai ne. Ne. Aišku. O narvelį tu pati valai? Jo, kartais ir mama. Mano vardas Oresta Korolkovaitė, o mano augintinio veislė yra šinčila, o vardas Šinčius. Šinčilas ir šinčius. Tai dabar tu man pasakyk, kokia ypatinga priežiūra turėtų būti tokiam gyvūnėliui kaip šinčilas? Labai svarbu jam kas savaitę keisti drožles, nes pas jį labai jautri uoslė ir reikia jam kiekvieną savaitę irgi smėlio keisti, nes jisai kitaip jam kailiukas sulimpa. O tai kailiuką gal šukuot reikia irgi, ar ne? Nešukuojam dėl to, kad pas jį, jeigu nusišers, plaukai daugiau nebeataugs. Tai aš girdėjau, kad jie dažnai ir sirguliuoja, ar tiesa, ar ne? Jo, bet tasai sirgimas yra šinčiloms beveik mirtinas kiekvienai šinčilai dalykas. O kiek laiko tavo šinčilui dabar? Jau bus metai. Tai vadinasi, jau labai stropiai tu jį prižiūri, kad sveikas, gražus. Taip. Taip? Taip. O padeda kas nors prižiūrėti? Padeda sesė, tėtis, mama. O kokį maistelį jam reikia duoti? Aš nežinau, kokį mama perka, bet turi būti kaip tik šinčiloms pritaikytas. Tik šinčiloms, taip. Gal dar kokių gyvūnėlių turi namuose? Neturiu, anksčiau turėjau tik tai žuvytės. Žuvytės. Dabar pakanka ir šinčilo, taip? Jo. Mano vardas Vakarė. O čia man į mikrofoną kas nori? Čia Jorkšyro terjeras Marlis. Tai dabar ar populiari šita veislė, ar nepopuliari, kaip manai? Populiari, ant kiekvieno kampo, kiek sutiksi, tiek ir Jorkšyrą pamatysi. Bet man lyg tai sakė, kad sunku prižiūrėti, jos reikia šukuoti, kirpti, pinti kasytes. Labai daug dėmesio reikalauja kailis ir, tiesiog valgo maistą išskirtinį, sunku prižiūrėti. Galima pasakyti toks vidutinis. Bet šiaip dėl dydžio galima vežiotis į visur ir tiesiog yra lengva. Bet jis ir labai judrus, arba čia pamatė kitus draugus. Dėl ko čia taip judrus? Jisai nori žaisti, bet dažniausiai kaip jisai taip užpuola ir visi nuo jo traukiasi. O taip, jeigu paleidi, tai žinok ir nebepagausi. Tai visą laiką prie pavadėlio reikia prisiekti laikyti. Nebent turi laiko ir nori pabėgioti su juo. Nori su kitais pašuniukais padraugauti. Taip. Kaip tu su juo žaidi?
Žaisti labai lengva, va, mėgstamiausias žaisliukas, bet dabar ne... Anksčiau būdavo čia toksai, nu, paspaudė ir čypdavo, bet dabar jau sugadino. Sugadino, sugriaužė. Taip. Ką dar namuose laikai, gal dar kokį gyvūnėlį, ar šito vieno pakanka? Akvariumą, didelį akvariumą, anksčiau turėjau mažą, bet dėdė pagalvojo, kad mums reikėtų truputį egzotikos ir nupirka didžiulį akvariumą. Ten yra kažkur apie 20 žuvų, puč. Kelmas yra, nu kągi, daugiau pasakius apie tą akvariumą. O ciuciukas drabužėlių turi? Turi. Tik į šaltą aprengį. Taip, nes irgi neturi sluoksnio, kailio ir gali sušalti. Iš ryto netingi vedžioti? Ne, mama vedžioja. Mama arba tėtis. Ja. Ačiū už pasakojimą. Prašome.